Papasakosiu, kaip yra atliekamas apgamo šalinimas ir ką reikėtų žinoti po procedūros. Pradžiai iš tikrųjų tai rekomenduojama prieš šalinimą išsitirti, nes ne visus apgamus galima šalinti su lazeriu. Ir apžiūros metu dermatoskopu galima pasakyti struktūros pokyčius, koks tai yra apgamas ir jeigu galima atliekama šalinimas su lazeriais. Kreipėsi pacientė, kuriai buvo apgamėlis pilvo srity, ji dažniausiai jį traumuodavo, užkliūdavo, jisai pasiekoje pradėjo didėti, keitėsi spalva. Procedūra išties yra neskausminga, dėl to, kad prieš procedūrą yra suleidžiami nuo skausmo vaistai. Jinai yra labai greita, užtrukome gal minutę laiko ir po procedūros tikrai nėra kažkokių suvaržymų, apribojimų ir galite grįžti prie prastos veiklos. Rekomendacijos būtų tokios, kad tą dieną apgamėlio nešlapinti, nekrapštyti, nedirginti. Sekančią dieną galima drąsiai atlikti visą savo įprastą rutiną, galima praustis, galima sportuoti. Galutinai ši žaizdelė užgyja panašiai po mėnesio, tačiau dar būna randelio srityje stebimas menkas paraudimas ir gale metų bus tik tai šviesi balta dėmelė.